Tikrai sveiki visi. Tai šiandien išbandysim Lonson X-Wolf 300. Čia yra draugo keturratis, mes jį išbandysim, kaip jis važiuoja, padarysim apžvalgą, nes jau reikėtų kažką kelti, bet nėra ką. Ir prie to pačio dar reikės prie šitą prilysti. Kas įvyko per tą laiką? Tai variatoriaus dirželis nutrūko, pasikeičiau kitą, įsidėjau, priveržiau, tas dirželis biški kažkiek yra per platus. Skoriai pažinėjau užkur biški, kad padirbtų, kad dirželis pasidegintų. Tai žodžiu, viskas daugiau pridėta, uždėta, sukleis privarėm, kad žinai, laikytų gerai. Tai vakar kuriu, girdžiu metalas į metalą kažkur trinas. Tai viskas aišku, kad vienas iš variatoriaus, kur šiandien toks metaliuks, jisai atsilaisvina ir dabar tiesiog trinas tie dantukai į metalą ir jeigu taip toliau, tai minus kokie 200 eurų vien tik iš to. Tai gerai, baigiam apie Hammerį kalbėti, einam prie X-Wolf 300 Lonson. Galim iš karto pakurti. Rida tikrai nėra didelė. 1837 km nuvažiuoti. Čia tada yra tik tasai niktuks sušalęs karts nuo karto. Tai va. Tikrai paprasta užsikurti. Didelis vislintuvas, išmetimas, kaip pasakęs. Aišku, numerį yra, bet jų nerodysim. Biškai yra su lempa problema, kad ana yra užšalus, yra šyfkė eina, žodžiu, jį pastovi užšal arba biškai sniegą dar kažko pagaun ir nebeveikia. Tai nieko, ją sutvarkysim. Dabar ką dar galiu pasakyti. Lempos iš tikrųjų geros, galiu pajungti. Mašininės lempos tikrai gražios, eina gervė, yra tie metalai, ant priekio gali 25 kg svoris daugiausias, tada yra pora pavarų, yra atbulinis, neutralas, yra didesnė pavara, tai greičiau su ją važiuoji. Su L, pavyzdžiui, kai reikia kelti į kalnus arba per pusnis važiuoti, čia yra lėtesnė. Ką daugiau? Gervė, mygtukai yra šičia. Tada, čia ką matom, yra parkingas. Jis užšala, tai va todėl ta basuzateška čia yra. Ekraniukas irgi keičia spalvas to pačiu. Pypsius veikia, posūkiai veikia, avarinis veikia, lempos, kaip matai, veikia. Daugiau turim daiktadėžę, jie į komplektaciją, tikrai nebloga. Jie gali dėti, čia yra 100 litrų, man atrodo, talpos dėžė. Jie gali maždaug dėti apie 50 kg. Tai tikrai didelė daug gali ir svorę vežti ir panašiai, bet prie to pačio čia yra dvi vietas. Čia iš karto ateina ir dvi sėdynės. Tai dabar yra anas užsidėjęs mažesnė sėdynė, nes dabar dažnai viens važiniai, o pas mane palika dabar, kad atšiltų. Prie to pačio esu garažiau pasidaręs. Lempa yra, čia daug buvo remontų, yra jau kur pasidėti visko. Prie to pačio man yra biškių problema su stabdžiais mano, labai daug oro yra pagavę, tai su nuorintoju bandau, nuorint, kažkiek išėję, kažkiek ne, sunkiai dabar kurias irgi, bet sakau, reikės vėl ateiti čia, viską vėl ardyti. Tai plasmasę nusijėmė ir nusijėmė šitą, tada kai nusijėmė šitą, viskas pasimat kas viduj. Bet šitą jau filmuosiu, tai matysit jau kitame video. Gal pirmą šis išeis, arba šis, nežinau. Bet tai ką daugiau. Mažiau, kitaip pasakius, mažiau šnekų, daugiau darbų, ne? Tai gerai, lipam, važiuosim, biškai pavažinėsim, parodysim apžvalgą, biškai patestuosim, išdraskysim. Ir prie to pačio, čia ne grandininis, o kardanų varomas galas. Tai labai gerai. Ir prie to pačio turim po apačią metalus, apsaugas, kad kokie kalnai arba
šakos, kad nepradurtų, pavyzdžiui, ar tiesiog kažkur neužstriktų, tai labai tas geras dalykas ir man atrodo, jis yra pasikėlęs iki 50 cm ar 30, kažkuris iš tų tarpų, jis tokia yra aukšta, tai tikrai lengvai nepasikabins. Oho, va galit pažiūrėti, ant kiek čia yra šiaip sniega ir tik tais ant kiek paliečia. Tai tikrai geras aparatas, plačios padangos. Tai bandom išvažiuoti dabar atbulinį. Ir dedam mėlą. Ką galiu pasakyti? Jeigu aš būčiau su savo šičia, tai aš jau būčiau seniausiai va šičia jau pastrigęs. Tai galim patikrinti, ant kiek jis ir prasuk, bet užtat ant kiek jis yra aukštas, tai va todėl jis labai lengvai ir nesminga. Tai tas labai geras dalykas. Tikrai ledą neblogai ėdam. Nori važiuosim. Realiai pasakius kaip nieko. Prie to pačio šis aparatas, kur čia dabar yra, jis sveria apie 4-5. Tikrai geras aparatas, nieką negaliu sakyti. Ir taip yra Lincoln labai ir kaip čia, ir gera kompanija ir tuo pačiu. Nu, bet tiesiog pažiūrėk, ir gražiai atrodo, ir galingas. Ir užtat garantija yra 5 metam. Tai ką galiu pasakyti,
jeigu dabar yra ribotuvas uždėtas, be ribotuvo jis važiuoja apie 90, su ribotuvu važiuoja 62. Tai dabar yra ribotuvas įdėtas ir jeigu norit nusimti ribotuvą ant Lonsen X-Wolf 300, už atvažiavimą gali paimti 109 eurus, už nuėmimą 150 ir panašiai. Tai šiaip ir mato daiktadėžė tikrai yra ir didelė, padangos plačias, didelės protektoriai irgi geri. Dar galiu pavyzdžiui pasakyti iš patirties, kad stenkitės neimti keturačio, kuris yra su grandinė. Va, pavyzdžiui, tas yra su kardanu, bet jeigu jau kardanas lūžtų, tai žodžiu, jau žinai, kad daug darbo bus, bet jis labai retai. Tai ką galite pažiūrėti, čia yra mišrus aušinimas, čia eina antifrizas, radiatorius ir dar oro aušinams. Lygiuotė, kaip ir sakiau, daugiau gazą paėm tikrai gerai. Yra čia porą pasirinkimų, galite pasirinkti kokią spalvą jūs norit, pavyzdžiui, laiką nusistatyti. Tai tikrai geras aparatas. Bet dabar, kad išvažiuot, šausiu su L, jeigu išeis. Opa. Matot, kaip nieko. Bet ką nori tą sakyti, aparatas tikrai yra vertas dėmesio. Kaina irgi nėra didžiausia, 4750. Pačio galiu pasakyti, labai gerai stabdo visi 4 iš karto. Ir tikrai pasakysiu, kad Lonsen yra rimtas tiesiog daiktas. Dar galim padaryti bišką vaikščiojimą, kad yra štai šičia gali su USB laidų krauti, šią gali su pripulkės laidų, tai pasakius, bako talpa yra, man atrodo, 15 litrų ir su vienu baku gali išvažiuoti apie 500 km. Tikrai ekonomiškas, ne karbiuratorinis, o tiesiai į purškimų. Aišku, kai atsidarysi, čia yra daug ir šyfkių, yra tenai ir normalus, dar kur gali traktus įsidėti, bet tikrai galit pažiūrėti, kad geras aparatas, tikrai verta dėmesio, tai dar galim bišką važinėti, bet užtat ir gerai, va, pavyzdžiui, čia yra vien tik ledas, bet iškart pradrėsk visą tą ledą, tai ir namuose jums prie ūkio, pavyzdžiui, būtų gerai arba laisvalaikio. Tikrai žinau, kad apsimokėtų jums. Dar galiu parodyti čia iš arčiau, kas dedas. Eina vienas amortizatorius, kablys. Čia kardano tasai. Razetka. Stabdžiai. Disukai. Duslintuvas tikrai galingas. Ką daugiau. Tepalai pilas ir variklio, ir pavarų dėžės. Tai tikrai neužmirškit. Tada dar galiu lemputės pajungti. Čia jau patys pasidarėm. Aišku, dar galit pažiūrėti, kaip čia atrodo iš arčiau. Čia pilas. Čia tasai, čia lygiuotkė. Tikrai, jeigu jau sugėsit, tai žinokit jau geriausiai tuos meistrus kviesti, nes čia kol prilysit, žinokit, labai daug visokių reikia detalių ieškoti. Ir daug ką nuimti. Bet jau kiek praėjo, apie 3 mėnesį jaučiu jau. Ir dar nei vieno sugedimo nebuvo. Tai tikrai patvarus, tvarkingas ir galingas tuo pačiu. Tai jeigu galėčiau pats prie ūkio tokį norėčiau, bet yra kur kitur leis pinigus,
negu dabar ant keturračių. Tai važiuojam toliau. Ko mes šitą balaukiam. Tai aš užskaitau šitą keturratį, kol kas sakyčiau 8 iš 10, kodėl 2 trūkst, tai kad ribotuvą reikia nusiimti ir reikia, žodžiu, pritaikyti šitam keturratį dar gali, pats gamintojas gali dar padaryti, kad būtų 4 važiuotų. Tada ateitis galinė bus suk. Tada gali padaryti, kada į priekinį važiuotų. Tai mano paskutinis reitingas būtų 8 iš 10. Jeigu dar tuos 2 sutvarko, tada būtų 10 iš 10. Tai kol kas, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko toks tipas video, paspauskite laiką, būtinai prenumeruokite mano kanalą, nes bandysiu šiais metais daug daugiau filmuoti, daug įdomesnė turinio, pavyzdžiui, kažkur važiuoju, draskau, tvarkau. Pasistengsiu jums daugiau visokią įdomesnę turinę padaryti. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitą kartą. Sudie.